Sveiki, norėčiau pakalbėti apie štai šią užduotį. Kilo nemažai diskusijų, kaipgi parašyti tokią funkciją, kurią galima panaudoti du kartus. Iš tikrųjų, funkcijų naudojimas tam ir yra pritaikytas, kad parašytas funkcijas galima išsikviesti tiek kartų, kiek reikia ir vėl jas iš naujo panaudoti. Tai ši užduotis su tuo ir susijusi. Pirmiausia, įsinagrinime, apie ką yra užduotis. Turime kažkokią tai teisėjų brigadą, N sporto šakos žinovų ir dabar, kai jie vertina sportininkų pasirodymus, skiria balus už techniką ir artistiškumą. Skalė gali būti nuo 1 iki 6. Be to, skaičiuojant balus, žemiausias ir aukščiausias, vienas iš žemiausių ir vienas iš aukščiausių yra atmetami. Ir mums reikia tokios programos, kuri rastų, kiekgi balų buvo skirta už techniką ir kiekgi balų buvo skirta už artistiškumą. Dabar ką turime galvoje, kad tą pačią funkciją panaudoti du kartus? Tai mes duomenis, kai saugosime, ne iš pradžių, o vienu metu pildysime du masyvus, tai yra technikos ir artistiškumo, ir tada kiekvieną masyvą atskirai siūsime į funkciją, kuri mums ir paskaičiuos štai šiuos vidurkius. Dabar nuo kogi mums reikėtų pradėti? Pirmiausia, mums reikėtų persiskaityti duomenis. Tai aš jau susikūriau duomenų failą. Ką pasidarome? Bendrąją biblioteką įsirašom, kad nereikėtų sukti galvos. Ir duomenims saugoti mums pirmiausiai reikėtų dviejų masyvų. Masyvai saugos sveikuosius skaičius. Iš tikrųjų nebūtinai sveikiai, galime realiuosius, bet tarkim. Vienas bus už techniką atsakingas masyvas, o kitas masyvas bus atsakingas už artistiškumą. Truputėlį sutrumpinu pavadinimus, kad būtų greičiau rašyti. Čia bus technikai, čia artistiškumui. Pirmoji funkcija pas mus ką darys? Paims ir perskaitys duomenis. Tai tarkim funkcija skaityti. Į funkciją siunčiu technikos ir artistiškumo masyvus. Viršuje, aišku, pasirašome prototipą, skaityti. Mes kada atsiunčiam du masyvus, masyvus siunčiame su nuorodomis, kad grįžtų masyvai užpildyti. Štai vienas masyvas, štai antrasis masyvas. Ir dabar galime jau apačioje rašyti pilną funkciją. Tą šoną išsijungsiu, kad daugiau vietos būtų. Gerai, ką mes darome pirmiausia? Pirmiausia, aišku, atsidarome failą. Adresas failų labai trumpas, nes viskas yra tame pačiame kataloge. Ir kągi pirmiausia skaitome iš failų. Mums reikia kintamojo n, nes yra pasakyta, kiek šiame faile duomenų. Persiskaitome n, greitai pasitikriname, ar n tikrai skaito. Taip, aš matau 7, kas reiškia labai gerai. Mes persiskaitome pirmą skaičių ir toliau mums reikia užsipildyti abudu masyvus. Kaipgi pildysime? Tai imame ciklą, sakome, kad jis prasideda standartiškai nuo 0, eina iki n ir darome i++. Tai yra didėjam žingsnį mūsų po 1. Dabar klausimas, kągi mums daryti su masyvais? Yra du variantai. Arba pasikeisti dydį, arba panaudoti komandą pushback. Kadangi dažniausiai keičiame dydį, tai šitam sprendimui aš panaudosiu komandą pushback. Kad galėčiau naudoti pushback, man reikia kintamojo, kad kažkoks balas buvo. Aš tą balą skaitau iš failo ir balą dedu į, kadangi dabar palaukit, pažiūrėkim pagal sąlygą, kas eina pirmiau. Technika, o paskui artistiškumas. Tai tada ir pirmą dedam į technikos masyvą. Reiškia, technikos masyvas didėja vienu nariu
ir įsideda skaičių balas. Kadangi technikos masyvas buvo 0 narių, tai su pushbacku vienas narys atsiranda ir užsipildo. Lygiai tą patį darome ir su artistiškumo masyvu. Ir nieko daug taisyti nereikia, man čia užteko praktiškai tik pakopijuoti dvi eilutės. Kodėl? Todėl, kad balsavimas vyksta taip. Technika, artistiškumas, vėl technika, artistiškumas. Taip, kad aš vieno masyvo pradžių užpildyti, o paskui kito negaliu. Nėra tokios galimybės. Tvarkoje. Ir dabar sekantis žingsnis, man reikėtų paskaičiuoti vidurkius ir juos išspausdinti į failą. Tai aš tada darau spausdinimo funkciją, į spausdinimą siunčiu techniką ir artistiškumą. Visą tai darau todėl, kad nenoriu atlikti veiksmų main funkcijoje. Taip, tai tada spausdinimo prototipas. Skaitimo funkciją galima paleisti žemyn. Tarp kitko, aš nepasitikrinau, ar skaitimas man nestringa, nes skaitimas nestringa, ką tik patikrinau. Ir dabar galime daryti štai tokį dalyką. Pirmiausiai, pasiruošėme failą. Fout aš norėčiau pasirašyti. Fout, čia bus pas mane failas, kuris vadinasi res.txt. Ir į failą spausdinu funkcijos, kuris skaičiuos vidurkį rezultatą. Va čia ir atėjome prie tos dalies, kai funkciją panaudosime 2 kartus. Rašau į failą spausdinti. Ten buvo nurodymas 2 skaitmenys po kablelio. Reiškia fixed, set precision, 2 skaitmenys po kablelio. Ir kaip dabar įvardinti funkciją, kuris skaičiuoja vidurkius? Galima tiesiog rašyti vidurkis. Siunčiame techniką ir endline'as. Ir viską tą patį padarysime su artistiškumo masyvu. Kaip matote, į funkciją tuo pačiu pavadinimu vidurkis aš kreipiuosi 2 kartus. Pirmą kartą siunčiu technikos masyvą, antrą kartą siunčiu artistiškumo masyvą. Kadangi masyvai yra vienodo tipo, tai funkcijai priimti ar vieną ar kitą masyvą visiškai neturi jokio skirtumo. Todėl viršui rašau funkciją. Funkcija pas mane bus double, nes turi grąžinti vidurkį. Vadinsis vidurkis. Ir dabar priima masyvą. Vektor, int. Ir dabar gali kilti klausimas, kokįgi čia masyvą reikia priimti. Na, o masyvas gali tiesiog būti, kad ir kitų pavadinimų, data. Kodėl? Pavadinimas įtakos neturi. Įtaką turi tik tais tipas masyvo. Aš siunčiu vektor tipo sveikųjų skaičių masyvą, funkcija priima vektor tipo sveikųjų skaičių masyvą. Ir puikiausiai su juo gali dirbti. Taigi, kągi mūsų šita funkcija darys? Kadangi pagal užduotį man reikia gauti vidurkį, bet vidurkis skaičiuojamas atmetus patį mažiausią ir patį didžiausią balą. Po vieną tik atmesti reikia. Ir išlikusių paskaičiuojamas vidurkis. Kad man būtų lengviau atmesti ir nereikėtų ten ieškoti, kuris didžiausias, kuris mažiausias, galima masyvą tiesiog surikiuoti. Aišku, būtų patogu naudoti sort funkciją, na, bet kadangi ruošiamės egzaminams, tai naudojame pilną rikiavimo algoritmą. Vieną iš jų. Tai pavyzdžiui, naudojame štai šį algoritmą, patį paprasčiausią, kai tikrinsime 2 gretimus narius. Tai vidinis tinklas yra su j, imame irgi nuo 0, j mažiau už data size -1. Tuoj priminsiu, kodėl -1 ir dabar tikriname kaip. Jeigu data jotasis narys yra, na ir dabar rikiavimo tvarka kaip ir nelabai svarbu, nes mums reikia pirmo ir paskutinio nario išmetimo. Tai ar mes surikiuosime didėjančiai ar mažėjančiai, visiškai vienodai. Ir data j+1. Aš tikrinu 2 gretimus narius ir šitas masyvas sukeičia tik tais gretimus skaičius. Bet
Pilnam išrikiavimui to neužtenka, dėl to į ciklas visą procesą restartuoja dar kartą, dar kartą, dar kartą ir taip darys tol, kol visi skaičiai bus gražiai išrikiuoti. Na ir šituo atveju mes tiesiog šitos du narius paimam ir sukeičiam. Oi, skliaustelį ne tą dedu. J plus 1. Tai va. Kadangi aš naudoju J plus 1, tai aš negaliu paimti paskutinio masyvo nario. Nes jeigu aš imsiu čia paskutinį narį, o čia sakysiu dar vienu daugiau, tai aš išeisiu už intervalo rėžių. Tai yra viršysiu intervalo ribas ir pradėsiu dirbti su neegzistuojančiais skaičiais. Taip. Tai čia pas mane yra dalis rikiavimas. O po rikiavimo dabar man reikia sudėti tik tai tuos, kurie nėra nei pirmas, nei paskutinis. Tai sudėjimui mes panaudosime kintamai, pavyzdžiui, double suma. Imsime ciklą, kuris dabar prasidės ne nuo nulio, nes nulinį narį praleidžiame, tai yra nuo vieneto, ir eis iki data size minus 1. Vėlgi, neimam paskutinio nario. Ir ką reikia daryti su visais nariais? Juos sudėti. Tai yra suma plus lygų data itasis. Tai į sumą sudėjau visus narius išskyrus 2, didžiausią ir mažiausią, bet man reikalingas vidurkis. Todėl grąžinime aš darau ką? Sumą dalinu iš data size, tai čia yra visas masyvas, bet kadangi 2 nariai nepridėti, tai čia rašau minus 2. 2 nariais mažiau. Ir tikriname, ką aš čia suklydau, tuoj duota, koks duota data čia yra. Taip, ne tai žodį rašiau, taip, ir mano rezultatas yra 5,8 ir 4,8, aišku, su 2 skaitmenim po kablelio. Kaip matote, atsakymai yra tinkami šitam testui. Einame patikinti, ar praeina ir likusius testus. Nes testų yra ir daugiau. Taip, kompiliuojame, testuojame, visi testai žali. Tai dar kartą trumpai. Vienas iš paprastesnių variantų, tai yra narius surikiuoti, sudėti visus išskyrus pirmą ir paskutinį ir padalinti iš narių kiekio minus 2. Dabar žiūrėkite, šita funkcija dirba tik su vienu masyvu. Tai yra, pirmą kartą atsiunčiau technikos masyvą, antrą kartą atsiunčiau artistiškumo masyvą. Ir tą funkciją, jeigu man reikėtų, aš galėčiau iškviesti dar kartą ir dar kartą, tai tam tos funkcijos yra ir skirtos, kad jas būtų galima panaudoti tiek kartų, kiek mums reikia. Tikiuosi, mano šitas paaiškinimas buvo pakankamai išsamus ir supratote, kaip reikia naudoti funkciją kelis kartus.